Dažniausiai Lietuvoje nesąžiningos konkurencijos atvejai yra klaidinanti reklama, intelektinė nuosavybė ir aišku siekis nesąžiningai prisitraukti papildomų pardavimų. Pastarasis atvejis yra iš tikrųjų pats didžiausias Lietuvoje. Pažeidimų mastas palyginus su praėjusiu dešimtmečiu yra gerokai sumažėjęs. Tačiau pažeidėjai iš esmės tapo truputėlį labiau profesionalūs ir lengviau slepia šitos vienokius ar kitokius nesąžiningus veiksmus. Pardavimų vadybininkai sukaupę vienokią ar kitokią patirtį įmonėje, tai kitaip tariant, dirbdami su klientais, žinodami jų bazę, žinodami sprendimų priimančius asmenis, žinodami kainodaras ir visą kitą, paprastai surinkę visą šią informaciją išeina pas kitą darbdavį arba atsidaro savo verslą. Tai kitaip tariant, skatinti pardavimus kitoje įmonėje, bet ne pas tą darbdavį, pas kurį anksčiau dirbo. Komercinė paslaptimi yra laikomi tam tikri konfidencialūs įmonės duomenys, kurie iš esmės yra vertingi pačiai įmoniai ir galėtų sukurti pridėtinę vertę kitam subjektui, jeigu jisai ją žinotų. Ir tokiu būdu įmonė siekia tą informaciją apsaugoti. Komercinė paslaptis, net ir pasibaigus darbo santykiams, yra saugoma. Įstatymas, kitaip tariant, numato tam tikrą atšalimo laikotarpį, kas yra įstatymė įvardinta 1 metai. Teismų praktikoje komercinė paslaptimi yra laikoma tokia paslaptis ar informacija, kuri atitinka 3 pagrindinius kriterijus. Slaptumo, vertingumo, tai yra kiek ta informacija yra svarbi įmoniai, ir trečias itin reikšmingas ir svarbus kriterijus, kurį paprastai vertina teismai, yra kiek pastangų subjektas siekiantis apsaugoti šią informaciją deda į tos informacijos apsaugą. Tad įmonių vadovam, kurie informaciją laiko svarbia ir siekia ją apsaugoti, vertėtų nepamiršti dėti adekvačias pastangas tą informaciją apsaugoti, nes kitu atveju teismai gali pasakyti, jog tokia informacija nebuvo pakankamai saugoma paties subjekto. Komerciniai paslapčiai gali būti priskiriamas ir klientų sąrašas įmonėje. Tai itin svarbu, jeigu klientų sąrašas apima klientų pirkimus, poreikius, kainodaras, formulės nustatant, kokiomis kainomis yra parduodama, ar kitokią svarbią informaciją, kuri gali būti reikšminga darant pardavimus. Itin svarbus sąrašo elementas yra sprendimą priimantys žmonės, kitaip tariant asmenys, kurie kliento vardu priima sprendimą pirkti vienokį ar kitokį produktą, daiktą ar paslaugą. Itin svarbus komercinės paslapties elementas, kalbant apie pardavimus ir potencialius klientus, yra, ar tą informaciją galima surasti viešai. Jeigu tam tikrų elementų, kaip pavyzdžiui, sprendimo priimančių žmonių surasti viešai neįmanoma arba negalima, o tai yra informacija saugančio subjekto įdirbio vaisius, tokiu atveju ši informacija irgi būtų laikoma komercinė paslaptimi ir saugotina, jeigu subjektas deda pakankamai tam pastangų ją apsaugoti. Tačiau nesąžiningai siekiantis pasinaudoti komercinę paslaptimi asmuo, turėdamas tokią informaciją ir išėjęs dirbti pas kitą darbdavį ar įkūręs konkuruojantį savo panašų verslą, galėtų šią informaciją nesąžiningai pasinaudoti ir tokiu būdu turėtų privalumą steigiant arba, reiškia, dirbant pas kitą darbdavį ir darant vienokius ar kitokius pardavimus. Pats savaime perėjimas dirbti pas konkurentus nėra laikoma nesąžininga konkurencija. Turėtumėm čionais nepainioti nekonkuravimo ir nesąžiningos konkurencijos. Tai yra visiškai skirtingi dalykai. Nekonkuravimas būtų tuo atveju, jeigu asmuo buvo sudaręs nekonkuravimo sutartį. Itin svarbu atriboti sąžiningą ir nesąžiningą konkurenciją. Įstatymas nedraudžia konkuruoti sąžiningai. Įstatymas draudžia konkuruoti nesąžiningai. Asmeniui užbaigus darbo santykius ir perėjus dirbti pas konkurentą, itin svarbios aplinkybės, kurias vertina teismai. Pirmiausia, kiek laiko asmuo dirbo pas senąjį darbdavį? Ar darbo santykius nutraukė staiga? Per kiek laiko įsidarbino pas naują subjektą? Ar darbo santykius nutraukė dėl blogų darbo sąlygų ar dėl be jokių kažkokių tai svarbių priežasčių? Reikšmingos ir buvusio darbuotojo elgesio aplinkybės. Ar paskutinę darbo dieną nepersisiuntė savo elektroninį paštą, duomenų bazių ar kitokios reikšmingai svarbios informacijos, kuri yra saugoma darbdavio. Taip pat nemažiau svarbus elementas, ar išėjęs darbuotojas nebando vilioti kitų pas darbdavį likusių darbuotojų, kas irgi galėtų būti vertinama kaip nesąžiningos konkurencijos elementas, jeigu siekiama persivesti, tarkim, visą pardavimų komandą. Apsisaugoti galima keliais būdais.
Pirmiausia, tai yra pripažįstant informaciją konfidencialia ir ją saugant, tai reiškia, galėtų būti konfidencialumo susitarimai ar kitokie dalykai numatyti civilinėje teisėje. Ir kitas variantas - galima informaciją išviešinti, kaip pavyzdys, patentuojant. Komercinė paslaptis, lyginant su kitais informacijos saugojimo arba paslapčių saugojimo būdais, iš tikrųjų turi keletą privalumų. Pirmiausia, informacijos nereikia niekam atskleisti viešai. Kitaip tariant, nereikia registruoti. Antra, komerciniai paslapčiai nėra taikomi jokie kiti griežti reikalavimai kaipo naujumas, originalumas. Ir itin reikšmingas svarbus komercinės paslapties privalumas yra, komercinė paslaptis yra saugoma neterminuotai, jeigu, kaip minėjau, saugantis asmuo deda pakankamas pastangas ją išsaugoti. Tad kyla natūralus klausimas, jeigu komercinė paslapties apsaugos būdai turi tiek privalumų, kodėl reikėtų informaciją, tarkim, patentuoti. Tačiau nepamirškime apie komercinės paslapties tam tikrus ir trūkumus. Gali atsitikti tokia situacija, jog komercinę paslaptį kas nors netyčia ar tyčia atkurs, suras, visiškai nesiekdamas jokio neigiamo poveikio. Tačiau patentavimas kaip komercinės paslapties arba komercinės informacijos apsaugos būdas irgi turi tam tikrų privalumų. Jūs galėsite reikalauti, kad kiti asmenys pagal jūsų patentuotą produktą negamintų arba nenaudotų tos informacijos. Visos jūsų lėšos investuotos į produkto sukūrimą ir esant tam produktui patentuotojui, jums sugrįš pardavimo forma. Konkurentai nesąžiningai pasinaudoję jūsų patentų turės atlyginti jums dėl to patirtus nuostolius. Tai kitaip tariant, išradimo kūrimo išlaidos ar kitos išlaidos, kurios jūs patyrėte registruodami patentą ar kurdami daiktą. Tačiau patentas turi ir neigiamą pusę. Patentas galioja 20 metų. Ką tai reiškia? Kad po 20 metų visi galės naudotis jūsų išradimu ir tai nebus draudžiama ir nelaikoma nesąžininga konkurencija. Jeigu subjektas ją tinkamai saugo ir prižiūri, galioja neribotą laiką, tai kaip jums gerai žinomas Coca-Colos pavyzdys, receptas yra saugomas būtent komercinės paslapties forma. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jisai matyt kažkur gerai uždarytas seife ir niekas prie jo negali prieiti arba prieina tik tie asmenys, kuriems tai yra leidžiama padaryti. Dažnu atveju itin svarbus ir reikšmingi atradimai, kurie norimi išsaugoti kuo ilgesnį laiką, saugomi nepatentuojant, o siekiant užtikrinti, kad tas daiktas būtų komercinė paslaptimi. Taigi, būdas, kokiu būdu jūs sieksite apsaugoti savo turimą informaciją, priklauso iš esmės nuo to, kokią informaciją norėtumėte apsaugoti, kiek laiko norėtumėte, kad apsauga tęstųsi ir nuo jūsų įmonės veiklos pobūdžio. Iš esmės, siekiant apsaugoti jūsų laiką ir jūsų komercinę paslaptį, labai rekomenduotume pasitarti su specialistais. Esame turėję atvejų, kai siekiant teisme įrodyti vieną ar kitą aplinkybę, teko surinkti net 1500 lapų įrodymų, kas iš esmės parodo, kad šitokio pobūdžio ginčai dėl komercinės paslapties ar patentų yra itin sudėtingi, tačiau labai svarbus įmonėms ir jos deda visas įmanomas pastangas apsaugoti šią informaciją.